Labas, sveikinus vėl, mamuksliuks. Kaip sekasi, kaip gyvenate? Malonu, kad tu paspaudė mygtuką, kad nori prenumeruoti mano kanalą. Ačiū tau, mamuksliuks. Matau, už lango rudenėja, lapai gelsta, šąla oras. Gal ir gerai, galima apsirengti šiltesnius drabužius, įsisukti į vakare į šiltą pledą, pasidaryti puikios arbatos. Išgersi arbatos. Beje, turiu gerų naujienų. Parašiau dar vieną iš serijos Kitokios mamos. Dar vieną istoriją. Tikriausiai nekantru tau ją sužinoti. Nekantrauji. Tai puiku. Dar radau tokią iš mokyklos laikų medinę plunksną. Plunksna simbolizuoja raštą, žinias, pažangą ir progresą. Juk skaitydami, visų pirma rašydami, paskui skaitydami, sužinome daug visko naujo. Aišku, dabartinėme, šiuolaikinėme pasaulyje tos žinios kaip mišrainė susimaišė. Reikia mums atsirinkti, kas liuks, o kas ne. Kokios geros naujienos, o kas, kaip sako žurnalistai, melagienos. Taigi, grįžtu prie savo istorijos, kurią parašiau. Tai nauja istorija. Tai nauja istorija. Pastebėjote, neblogiausios pasaulio mamos dabar vadinsis Kitokios mamos. Taigi, istorija iš Kitokios mamos. Pavadinimas Mama, kuri viską leido. Mano mama viską leidžia, daug ką leidžia. Noriu valgau ledų žiemą, prašom. Noriu susakyti daug drabužių iš internetinės parduotuvės. Galiu. Noriu likti pas draugus iki išnaktų, nors rytį mokyklą. Galiu. Daug kas sakydavo mano mamai, kaip taip galima? Vaikui jokių taisyklių. Na, visokios tetos labai pasipiktindavo jos poelgiu. Mano mama į tai nekreipė jokio dėmesio. Tie žmonių komentarai, jei kaip vanduo nuo žąsies, nubėgdavo. Taigi tęsiu mamos visko leidimo sąrašą. Noriu, lankau visokius būrelius. Šokių, dramos, fotografijos, plaukimo, maisto ruošimo, akvanardymo, laipimo sieną, dažasvidžio, drabužių mados dizaino, socialinių tinklų kūrimo, gyvūnų, mylėtų ir kitus būrelius. Prašom, sąrašas išėjo tikrai didelis. Visos veiklos man patiko. Ir to nesiskundžiau, juk mama leidžia. Daugelis draugų man pasakojo apie jų mamas, jų taisyklės. Na, pabandysiu pavardinti, nors galva neišneša, kaip galima gyventi su tiek daug taisyklių. Va jos, tos taisyklės. Po 9 valandos jokių išmanių įrenginių, iš draugų grįžti 6 valandą ir nė minutėlės vėliau. Jei lankai būrelius, turi parodyti geriausius pasiekimus. Sakysim, lankai fotografijos būrelį, tai po kokio pusmečio reikia surengti personalinę parodą. O jei drabužių kūrimo būrelį, tai po kokio pusmečio reikia pristatyti mados kolekciją. Dar jei lankai floristikos užsiėmimus, tai visi lauks tavo puokščių vitrinose, mažiausiai prekybos centre. Mano mama džiaugiasi viskuo, ką darau, nors parodų nerengiu, mados kolekcijų nepristatau, o receptų knygos dar neišleidau. Aišku, kartais nedrąsiai primindavo, kad 9 amatai, 10 badas, na bet iki to bado dar labai toli. Štai dar kitas sąrašas kitų mamų taisyklių.
kitų mamų taisyklių. Persirengti iš karto grįžus iš mokyklos, pavalgius taip pat išplauti lėkštes, šeštadienis tvarkyti kambarius, sekmadienį po pietų namų darbai, parėjus iš lauko plauti rankas, ryte daryti mankštą, valgyti tik prie stalo, televizorių žiūrėti iš toli, prieš miegą vakarį eiti pasivaikščioti ir kita. O mano mama kitokia. Ji man viską leidžia, kitaip aš ir nemokėčiau gyventi. Su taisyklėmis jaučiuosi kaip žvėrelis uždarytas zoologijos sode. Ką bedaryčiau, mama visada šalia. Ar aš lipdau puodus, ar siūnu, ar dainuoju, fotografuoju, formuoju nuomonę socialinėse tinkluose, rašau knygas, kuriu puokštes, jodinėju, groju, ar kuriu dainas, piešiu, šoku, mokausi vairuoti, irkluoti, gaminu maistą, mokausi velti veltinius, kuriu mozaikas, kuriu naujus kulinarinius receptus. Mama viską leidžia bandyti. Ir jis sako, pabandysi, patiks. Nebandysi, nesužinosi, ar patiko. Aš tikiu savo mama. Ir geriausia pasaulyje. Tai tokia istorija. Mama, kuri viską leidžia. Noriu pasigirti, kad šiuo metu rašau kitą istoriją. Nesu šita medinė plunksna. Rašau kompiuteryje. Istorija bus, štai sukūriau titulinį lapą Mama, kuri visur matė kates. Taigi, rudenėja, vakarai ilgi, tamsus, gera būti namuose, o kodėl nekurti nuostabias istorijas apie mamas? Iki, mamuksliuks. Prenumeruotojai, laukite naujos istorijos. Miau! Apie kates. Ate!